Nu, siaubas, aš galvoju, kaip sunku šitą verslą valdyti. Ką daro Joldija? Gamina nestandartinius fitingus baldų pramonė. Spyruoklės vadinamos zigzagais Lietuvoje keliauja į visus 90% minkštų baldų gamintojų. Man visada klausimas, kur yra labai daug smulkių detalių, kaip vyksta apskaita. Va čia vieną įsidėsiu kišenę, niekada niekas nenustatys, kad nebėra. Tai kiek sandėlį turit pasidėję pinigų? 5 milijonai. Čia didžiausias jūsų verslo Ne, čia pats įdomiausias. Bet to, kad įdomu, kodėl dirbi šitą darbą? Nebūna pirmadienio sindromų. Jeigu būtum garantuotas sėkme, kuo užsimtum? Tuo, ką dabar darau. Tai yra, kai reikia programuotojui, tai reikia eiti į Eisajatį. Laimingiausias klientas tas šitai paslaugai, apie kurį niekas neišgirsta. Turim pasauliniu mastu, tai McDonald's, Expedia. Skamba kaip daug sudėtingų ir komplikuotų situacijų vienoje vietoje jūsų platformoje, ne? Klientui visada reikia padėti jaustis teisiam. Prasme, jis niekada nebūna teisus. Va šitą ir laukiu. Klausyk, jie gavo virš 2 milijonų eurų ir už tai mainais netidavė jokių akcijų. Taip. Super variantas. Pamokink ir mus. Europiniuose finansavimuose paslydimas vyksta neatsakingam planavime į priekį. Aš galvoju, tai jūsų idėja čia galėtų būti savotiškai pavagiama iš jūsų, pritaikant ją kitoje kokioje industrijoje, ne? Jūs pasirinkot programuotojus. Kokią reikšmę turi tavo žygio batai? Nu tai paskutinę savaitę tai buvo 28 km. Koks yra didžiausias paskutinių metų IT mitas? Kad su AI-zu galima viską, tai negalima beveik nieko. Turbūt ir labai sunkiai galima kažką. Ir tai yra jau mūsų 9 sezonas. O, tu siaubė, kaip galvoju. Ir galvoju, šitą vietą, jeigu jūs įsijungėt pirmą kartą šitą laidą, tai šitą vietą galite prasukti ir pereiti prie interviu. O kas kažkiek esate susipažinę su mūsų projektu, tai galim truputėlį pasikalbėti, kokiegi buvo mūsų praeiti metai. Kad negalvotumėt, kad kaip nuostabiai čia mes išmokė visokį efektyvumą iš savo pašnekovų, kaip čia mes viską gerai tvarkomės. Tai ne, praėjusieji metai mums irgi buvo pakankamai tokie, pavadinkim, pilni iššūkio, ne? Mes nepavyko mums organizuoti į praėjusius metus kelionės į Amerikos Jungtinės valstijas, nepavyko į Norvegiją nuskristi, nepavyko interviu padaryti. Buvo visokių ir techninių iššūkių, kurių žiūrovas gal ne visada pamato, bet mes juos matom ir mokomės iš jų. Tai nėra taip viskas sklandžiai, kaip mes norėtumėm, bet kiekvienas projektas, matyt, turi savo iššūkių, bet mus tai įkvepia. Esu šiaip patenkintas, kokius rezultatus parodė mūsų top sąrašo formatas, kiek emocijų iššaukė ir teigiamų, ir neigiamų, ir visos emocijos mums labai patinka. Tai reiškia, kad mūsų žiūrovas yra neabejingas ir tas turbūt yra svarbiausia. Ačiū, kad buvot praeitą sezoną su mumis. Na, o šiais metais turim naujų planų, turim sugalvoję, kuom jūs nustebinti, apie tai gal pasidalinsiu kitose laidose, turim ir naujų projektų numatę, apie ką irgi pasidalinsim, taigi nusimato įdomus sezonas. Na ir aišku, mes neatsisakysim savo standartinio formato, nes tikiu, kad jis yra vis tik svarbus, nes reikia visiems verslam, regionam, mažiem, dideliem, iš didelių miestų, iš kaimų, iš nutolusių kažkokių tai Lietuvos vietų reikia duoti eterio, kad jie turėtų galimybę pasirodyti, kad jūs pamatytumėt, kad verslą galima daryti visur, kad galima daryti verslą praktiškai iš bet ko. Ir jeigu jį daro talentingi žmonės, jeigu daro su atsidavimu, su meile, verslas dažniausiai gaunasi. Aišku, yra visokių istorijų, tai jomis mes šitame projekte ir dalinamės. Na ką, tai su nauju sezonu visus naujos 2 mūsų istorijos. Jūsų dėmesio. Jeigu mes turim 15 sekundžių ir reikia pasakyti, ką daro Joldija, kokia būtų teisingiausia frazė, sakinys? Gamina nestandartinius fitingus baldų pramonė. Kas yra fittingas? Furnitūra. Visi tie metaliukai, ne? Metaliukai, varžtai. Bet pačių baldų negaminat? Ne. Nu, aš įsivaizduoju, mes pamatysim, kaip viską gaminat, ne? Nu, tai einame tą gamybą. Čia yra sandėlio patalpa. Viskas prasideda nuo to, kad atvažiuoja kažkas, arba prekės, arba žaliavos į gamybą. 90% prekių, kurios atvažiuoja pas mus, mes dar į kartą jas tikrinam kokybę. Čia tas karantinas su šita patalpa yra susijęs kokybės skyrius.
Laikas uždėtas. Jo. Labą dieną. Tai čia vat yra tos mūsų merginos, kurios ir padaro karantiną, kada prekės yra negeros. Pavyzdžiui, čia šiuo atveju yra kažkokia sustabdyta siunta, dėl ko jinai stabdyta, kas buvo ne... Vat, jeigu komponento paviršius turi kažkokį išorinį defektą, tai mes nesiunčiam į pramonės įmonę, kad jie tą problemą spręstų, mes stengiamės ją eliminuoti, jeigu tą galima padaryti. Rūdžių, sakėt, yra rūdžių? Korozijos. Nes prekė keliauja į jūrą, gauna, sakykime, paletę drėgmės, konteineriai labai dažnai būna pažeisti. Nepriklausomai, kad jisai pakrautas sausas konteineris, tu gali gauti ir užpiltą konteinerį, ir peršlapusi konteinerį. Jeigu pagavo sūraus jūros vandens, korozija gali atsirasti net ir dėžutės viduje. Nepraktikuoja tokio dalyko, kaip tų visų brokų nelikvidų kokį nors išpardavimą, nes yra žmonių, Praktikuojam. mėgstagi kurtenę ir jiem tinka ten kas nors. Praktikuojam, mes net ir turim tokią labai teisingai pasakai kategoriją nelikvidas. Tai pas mus yra tokia prekių kategorija, kur yra virš metų laiko prabuvus sandėly, nepriklausomai ar jinai turi ar neturi rotaciją, jinai gula į tą nelikvido kategoriją. Ir mes iš karto tai kategorijai darom sukaupimą veiklos pelne. Sakom, jeigu prekė virš metų, mes iš karto darom sukaupimą ir vadyba tada turi nemažą stimulą tas prekės įsigyti. Ką reiškia, paaiškikim su žiūrovų sukaupimas, ką reiškia sukaupimas pelne? Tai reiškia, kad mes mažinam pelną, sakydami, kad Nurašom. prekių negalėsim realizuoti. Tai yra pakankamai tokia konservatyvi praktika, bet jinai įmonei leidžia, kaip sakyt, ganėtinai efektingai atvaizduoti realų rezultatą. Koks procentas broko iš jūsų produkcijos išeina? Iš gamybos procesų Mažiau negu 0,5%. Ir visa šita zona, ką ir sakiau, čia atvažiavusios prekės, jos ateina į tą, vadinkim, karantiną, kol kokybės merginos su kaupikliais nepatikrino. Visa patikros procedūra yra skaitmenizuota. Yra kaupiklis, kuris turi kamerą, yra sufotografuojamas brėžinys, netitikimai, surašomos pastabos, kas netiko pagal mūsų pačių apsibrėžtą standartą ir pasakius, kad patikra atlikta. Jeigu jinai yra ok, tai nueina į sandėlio priėmimą, sandėlys gali išvežti į saugojimo vietą, jeigu patikra yra ne ok, keliauja į viršų vadybą, į vadybą turi priimti sprendimus, ką toliau daryti su preke. Tai pas jūs atvyksta sudedamosios, kurias vėliau naudosit gamyboje, ne? Gali būti ir gamyba, ir ir yra prekyba. tokios prekės, kurios važiuoja į prekybą. Tos prekės dažniausiai yra pagamintos kliento užsakymo pagal kliento brėžinį arba pagal kliento poreikį padaryta kartu su mūsų komanda, kada yra, kaip sakyti, sukūriami, modifikuojami gaminiai poreikiai industrijai. Bet jūs esate gamybinė įmonė. Mes esame ir gamybinė, ir prekybinė. O iš ko daugiau uždirbat pajamų? Lygiai. Po lygiai. O iš ko norėtume daugiau? Norėtumėm tai, kad DNR gamybinis būtų vis stipresnis ir stipresnis, nes net ir iš to, kur ką nuperkam, mes neperkam prekės nuo lentynos. Nenuvažiuojam į parodą ir sakom, imsim šitą ir šitą prekę. Visi dalykai, kurie pas mus gimsta, dažniausiai ateina tai. Klientas sako, turiu tokią prekę, norėčiau, kad jinai būtų geresnės kokybės, netenkina paviršiaus ar ne padengimui. Ateina kiti klientai, sako, turiu tokį eskizą, norėčiau tokio begelio, bet jo tiesiog nėra rinkoje, ar galit man padėti tokį pagaminti. Mes tą darom. Ateina trečias, sako, norėčiau pigiau, bet nieko nenoriu keisti pas save brėžimo, skylėse, pjovimo, tarkim, šablonuose, noriu naudoti viską taip pat, nenoriu nieko keisti, bet noriu sutaupyti pinigų. Mes ir čia galim padėti. Košmaras gamybininko, jeigu bandat prie kiekvieno prisitaikyti. Su šitom technologijom, ką turim viduj, taip, mes nesam lankstus, bet mes dirbam ant apimties ir turim didelės gamybinės partijas. Tai, ką gaminam užsienyje, yra visai. Nes ten yra pakankamai didelė technologinė bazė, leidžianti įrankius pagaminti konkurencingom kainom, kuo skiriasi Europos Sąjunga. Sakykime, presavimo forma Europoje gali kainuoti, Lietuvoje, nuo 60 iki 100 tūkstančių ir daugiau. Tuo tarpu Azijoje tu ją gali pasidaryti už 10-12 tūkstančių eurų. Tai tada tas reikalingas partijos dydis, jisai gerokai sumažėja ir atsiperkamumu. Tai kiek sandėlį turit pasidėję pinigų? 5 milijonų. 5 milijonus, ne? Ir kaip greitai apsukat sandėlį? Tai jeigu prekiaujam 20 milijonų bendrai per metus, tai 4 kartus. 4 kartus, ne? Tai
Ok, tai jeigu suktumėt greičiau, galėtumėt susimažinti sandėlį, reikėtų mažiau patalpų, ne? Mažiau sumokėtumėt už apivartinės visas. Taip. Tai čia toks tikslas. Yra toks tikslas ir tam tikslui siekti valdom ne tik tai sandėlį, naudodami sandėlio sistemą Equinox, bet ir dirbam su atsargų analitika. Turim kategorijas prekių, kurias įsivardinę, sakykime, karai, kurie per 2 mėnesius visiškai nepajuda prekę. Nu, tai yra jau raudona lemputė pardavimam, ką tu darai, kur tu esi, kad tavo prekė neparsiduoda. Turim tokį vadinamą slow movingą, kur per 2 mėnesius apyvartumas mažiau nei 10%. Nu, tai visą laiką stengiamės palaikyti tą pulsą, kad prekės neužstrigtų ir judėtų. Mūsų gamybos zona, baldų pramonė, statybų pramonė. Statybų. Ką jūs darot statybom? Gipsokartono profilis. Kur mūsų gamybos galbūt yra išskirtinumas, mes norim maksimalios automatizacijos. Turi būti gamybai kiek įmanoma mažiau žmonių rankinio darbo. Tarkim, ta linija, antroj pamainoj galima dirbti vienas žmogus, o aptarnauja 2 linijas. Ta linija gali dirbti su vienu operatoriu. Va čia reikia išskirtinumas, ar ne? Gamina. Anksčiau šitą operaciją reikalaudavo 3 žmonių, kai mes startavom. Nes išlindo, reikia suvaldyti, surišti, paskiau padarėm kitą aparatą, kur jisai suvaro visus stotelius, sustakina ir tada galutiniai stoteliai turi šitą paką. Okay. Jie čia esmė, ten išmobiliuoti visi gali. Va, kur pinigai supasi, čia yra, kur reikia daug rankinio darbo, ir tokio darbo niekas nori dirbti. Ten spiruoklės, vadinamos zigzagais, Lietuvoje keliauja į visus 90% minkštų baldų gamintojų. Sofom, foteliam, ta vieta, ant kurios sėdi. Kitas daiktas turi tokį kompleksinį procesą, nes viela dabar jinai yra špuliai, jinai ištempiama į virbą ir tada yra formuojama. Bet kai yra formuojama viela, tu ją sulautai. Nu, jinai vientisa, bet žiūrint per mikroskopą, jinai molekulės atsidalina. Tai kad molekulės vėl susikabintų, reikia dėti pečių, kaitinti nustatytą laiko normą. Iki 300 laipsnių, tada molekulė susikabina ir spiruoklė vėl gauna savo fizikinės savybės. Pradeda spiruokliuoti. Tai čia dabar sulaužyta yra, ne? Jo. Tai jeigu lenksi, jis sulūš kažkur. Jinai nesuluš, bet dziekas nepasidarė. Ir tai nebėra spiruoklė, ne? Jinai nebėra spiruoklė. Kad jinai būtų spiruoklė, apkaitinus jinai, jos taip lengvai nesulenks. Tai dabar jinai kiekvienoj vietoje įgauna lenkimą. Nes molekulės yra sulaužytos. Aš ką žiūrovai noriu užakcentuoti, kad ten triukšmas buvo, gal nesigirdėjo, bet Paulius vieną įdomią mintį pasakė apie tos profilius, ne, kad išvalcuoti profilį gali praktiškai bet kas nusipirkęs staklės, ar ne, bet uždirba tie, kurie geba supakuoti, ne, efektyviai. Supakuoti ir apskritai procesą daryti efektyviai, kuo mažiau žmonių, kad būtų procesas. Tai va čia kartais galvoju, tokia pamoka yra pasižiūrėti, kad ne ten pinigai yra, kur mes galvojam pačioje gamyboje, bet visuose aplinkiniuose procesuose yra daugiau pinigų slepiasi kitą kartą. Efektyvume, jo. Čia jūsų sandėlyje yra tiek skirtingų pozicijų, tiek skirtingų prekių. Daug. Stokė turim apie 3000 skirtingų SKU. Bendrai, kas yra mums valdoma ir ką mes galim padaryti, per visą laikotarpį turim apie 7000 tokių gaminių, kuriuos, sakykime, klientas, kad ir neturim dabar, per 4-5 mėnesius galėtumėm pagaminti. Tai vien brėžinių pasitikrinau prieš laidą, kiek mes nubraižom naujų kiekvienais metais. Šiais metais jau yra 600 skirtingų prekių brėžinių. Kaip jūs atsirenkat, kurias pozicijas gaminti iš visų baldinių ten tų furnitūrų? Nes ne viską gaminate, ne? Ne. Tarkim, jeigu reikia virtuvės, kiek ten yra furnitūros, tai kokią dalį jūs pagaminat? Tai ką galim pagaminti konkurencingiausiai, nes baldų pramonė yra labai konkurencinga šaka. Ir čia konkurencingumas yra didelis, jeigu tu nepasiūlysi geros kainos, nebus niekam įdomus, neturėsi apimčių. Darom kiekvieno projekto vertinimą, vertinam, kiek reikia įdėti, kad produktas galėtų pats savaime atsirasti, vertinam,
kokią sutartis turim arba kokį kiekį galim turėti, ką už to uždirbam ir vertinam atsipirkimą, ar mums tą verta daryti ar neverta. Kaip įvertinat, kokį kiekį galite turėti? Kaip įvertinam, kokį kiekį galim turėti, kiek klientų turim, kokį kiekį klientas linkęs, sakykime, tiekti iš mūsų. Turim turėti kažkokį susitarimą. Jeigu nėra intencijos pirkti, yra pasakymas, aš pirkčiau, jeigu tu turėtum. Pasidarot apklausą tokią, ne? Taip. Kiek tu iš mūsų nupirktum ten kampų kažkokių, ne? Kampų, apie genialų sprendimą šitą rašiau. Tai Čia didžiausias jūsų verslo efektyvumas. ne, čia pats įdomiausias, kuris įsprendė daug. Ką daro problemų. šitas kibiras jūsų gamyklai? Čia yra dokumentų oro paštas, kad žmonėms nereikėtų bėgioti iš viršaus į apačią. Laiškai čia, dokumentai čia ir keliauja į viršų, atėjai prisitraukti. Nes anksčiau atvažiuoja krovinio vaštarašiai, dokumentai su kroviniais, kiekvieną kartą eit. Tai kažkas vieną dieną sugalvojo genialų sprendimą oro paštą. Man visada klausimas, kur yra labai daug smulkių detalių, kaip vyksta apskaita, kokiais prietaisais. Va čia vieną įsidėsiu kišenę, niekada niekas nenustatys, kad nebėra. Šito nėra, kitas yra sveriamas. Ir varžtai iš principo yra sveriami, parduodama vienetais, bet vis tiek tas yra paimamas kažkoks decent, pusmet kilogramas, Taip, ar ne? Kažkas vieną kartą suskaičiavo ir tada sveria pagal tą kriterijų. Ką čia darot, ką šitie bliūdai daro? Ten yra dabar paleisti, čia ruošia paleidimui. Tai va, čia yra vadinami skaičiuotuvai. Susipila furnitūra, prato, krenta į tą bunkerį, apačioje yra akis, kuris skaičiuoja ir yra kontrolinės svarstyklės, kurios irgi pagal normatyvą žino 8 pirštukai turi sverti tokį kiekį. Jeigu kiekis atitinka, ateina čia, ant konvejerio, ar ne, važiuoja. Jeigu kiekis netitinka, į apačią išmeta. Ir tada važiuoja per visą liniją, tai sukomplektuoja kiekvieną krepšelį. Gale vyksta pakavimas. Tu pakavus, matysi, galimai pamatysim kontrolinės svarstyklės. Dar užvažiuoja dar kartą visas maišas ir jeigu kiekis ok pravažiuoja, jeigu kiekis ne ok, apačion. Aš visada apie tai galvoju, kai baldus tenka surinkinėti kokias nors sekėjas. Kaip ten kas suskaičiuoja tą pakelį, kad nieko netrūksta ir nepraleidžia. Visas skaičiuoja. Šitie, ne? Va dabar žinosim. Gale dienos toks maišelis. Nu jo, va čia ir būdavo man mistika, kas juos suskaičiuoja, kad jų netrūktų tiksliai. Tai kurių detalių šitą maišiukę turi būti per daug įdėta? Galėtų būti digelio, nieko kito nenorim įdėti per daug. Kas jūsų visoje gamyboje yra pats sudėtingiausias procesas? Kompleksiškiausias ir sudėtingiausias yra čia. Va čia šitas ir Šitas. Todėl, kad čia sujungia visus procesus į vieną. Tu turi, kaip sakyt, ir pagaminti teisingai, ir įvertintai, ką gavai, ir dar galiausiai supakuoti. Nes, sakykime, čia yra svarbu be galo komponentų kokybė, ką pasakojau su dygiu, bet lygiai tas pats gali būti ir su metalu, sakykime, arba su plastiku. Liejamas plastikinis komponentas iškrenta iš formos ir atrodo nekaltos atlajos, kurios ją laiko prie formos. Jeigu nuimsi ir paliksi atlajas, mašina galvos, kad komponento svoris yra kitoks, blogai suskaičiuos, turėsim klaidą. Dėl metalinių komponentų tos pačios klaidos, sakykime, varžtų ar net didelės apimtys eina ir kaip paprastai būna, gaminama ant 2 skirtingų, 3 skirtingų įrengimų, kad pagaminti reikalingą imtį. 3 skirtingi įrengimai turi 3 skirtingus įrankius, kurie turi mikro skirtumus, galbūt svorį, galbūt kakliuko formavime. Ir jeigu sueina keletas skirtingų komponentų, tu gali gauti error. Ta prasme, vėl bus pakavimo klaida, vien dėl to, kad komponentai maišo tarpusavį. Yra daug tokių faktorių, ką mes turime eliminuoti ir iš praktikos jau žinom, ką daryti, kaip sukontroliuoti, kad kokybė būtų stabili. Atrodo labai paprasta čia sudėti, bet nėra taip paprasta. Ką dar reikėtų čia pasakyti, mes esam tam kely, kur sako, būti sustainable, tvariu. Nepakuoti plastiką, tai mes nebepakuojame plastiką ir turim tokį sprendimą popierių, kur pagaminam popierinį maišelį. Tai su laiku visi šitie rinkinukai ateis popierinėse maišeliuose? Taip turėtų būti. Ok. Labą dieną. Labą dieną. Iš principo pas gamybos vadovą visų Atsistos iš tos pusės, kad pamatyčiau. darbo centrų keliauja čia informacija.
Aha. Ir mes turim, sakykime, šitas rodiklis padaugintas iš to turim OI rodiklį. Tai to darbo centro, tarkim, profiliavimo šiai dienai 75-77, o zigzagai greičiausiai turėjo kažkokių stabdymų, turi tik tai 42 šiandien. Kito yra 100, darbo centro, kuris... Tai čia kas smagu, kad užmetė akį, jeigu matai raudoną, yra problema iš žinai, ne? Ir galėti. O atsakingas kas už tą problemą? Vadovas. Nu, ta prasme, jisai stebi, aiškinasi priežastis, galvojam, ką daryti. Ir ką mums tai duoda, mes iš principo, kai skaičiuojam savikainą, mes kiekvieno darbo centro tą efektyvų darbo laiką galim pasakyti ne taip, kad maždaug gal 50, mes iš tikrųjų žinom, kiek jisai yra. Mhm. Aš šiandien važiuodamas čionai išgirdau tokį gerą klausimą. Jeigu būtum garantuotas sėkme, kuo užsimtum? Tuo, ką dabar darau. Tai... Tipo, neneša fantazija daugiau? Ne, jeigu būčiau garantuotas sėkme, ko užsimčiau. Nu, šiaip mano dalykas visada buvo finansai. Ir tą, ką darom versle, visą laiką šiek tiek prie jų pridedam. Čia prieš daugybę metų realiai pirmieji pasidarėm crowdfundingą Rytų Europoje. Ir visą laiką į tą kryptį šiek tiek sugrįždavom. Tai va, tai tą, ką darau, realiai yra programuotojai, platforma ten ir taip toliau, bet visą laiką yra knieti, kaip sakyt, kaip hobis, kaip į priekį žiūrint, daryti tam tikras inovacijas su finansais susijusias. Na gerai, kadangi pradedam, tai galvoju, kad ne... Arba muziką gerą kurtų. Čia mūsų, kaip sakyt, programuotojų yra. Teisingai, jūs programuotojai kažką daro, nes... Jo, turim DJ mygtuką, kaip sakyt, pas save platformoje turim programuotojų, kurie muziką kuria, bet bijo būti matomi kaip veidai, nu tai mes, kaip sakyt, kaip veidas jiems biški ir bendraujam su žiniasklaida, kiek čia reikia. Tai vat su radio centru Kely turim stotim. Kaip sakyt, susitarimą publikuoja visas dainas, ką išleidžia DJ mygtukas, tai vat išpildėm programuotojų svajonę būt, kaip sakyt, ir išgirstiem. Cool. Taip. Palauk, o čia atskirai prieinama, ar ne yra? Ar čia vidinė jūsų? YouTube kanalas DJ mygtukas. Bet negalvoju, nesuklaidinkim žiūrovo. Ne. Čia toks lyrinis gavosi intro nukrypimas. Tai paaiškinkim žiūrovams esmę tavo verslo. Taip, tai jeigu vienu žodžiu, tai programuotojai. Nieko nepasakeičia. Jeigu plečiam žodžius, tai yra, kai reikia programuotojai, tai reikia eiti į eSciety ir tada dar plačiau. Seniau tai būdavo tik outsourcingo tematika, tai jeigu reikia kažką, kaip sakyti, susikurti, tai yra produktą, įgyvendinti tam tikrą užduotį, integruoti kokią sistemą, tai mes turime 2000 įmonių platformą, kurioje turim 100 000 programuotojų ir padedam iš esmės išgirdę poreikį, išrenkam 3 geriausius arba specialistus, arba 3 geriausius įmonės, kurios galėtų iš esmės tuos visus poreikius ir įgyvendinti. Tai netgi norėjau padaryti eksperimentą tokį, galvoju, tu pasakei, ko užsima jūsų įmonė, kaip tu galvoji, jeigu paimtumėm žmogų, nesusijusi su programavimu, šalia pastatytumai, jis suprastų, ko užsimat ar ne? Iš to sakinio ar bendrai, kaip sakyti? Nu, ką dabar papasakojai? Galvoji, žiūrovas suprato ar ne? Nebūtinai, kaip sakyti, tikrai... Keli savo tikslą, kad suprastų ar ne? Taip. Tikrai reiktų trumpesnę formą pasakyti. Aš galvoju, šiaip tokį klausimą keliu. Aš suprantu, kad specializuoti dalykai gali būti suprantami tik tai tiem žmonėmis, kuriuos tu bandai pataikyti, ne? Programuotojai greičiausiai suprato, ką pasakėjai. Jo. HR žmonės gal irgi suprato, ką pasakėjai. Bet paprastas gamybos vadovas tai tikrai nesuprato, ką pasakėjo. Galvoju, ar reikia universalizuoti savo kompanijos veiklos pristatymą taip, kad suprastų bet kas? Taip, čia atsakymas tai taip. Nes esmė yra bet kokiai įmoniai, nuo mažos ten 5 darbuotojų iki didžiųjų korporacijų, mes išrenkam tuos programuotojus, kurie išsprendžia būtent jų problemą. Ir kokia tai forma bus, tai jau pasako jų poreikis. Tai ar samdyt, ar kontraktas, ar projektas, ar komanda,
Jiem neturi būti svarbu, mes pasakysim, koks yra efektyviausias, kaip sakyt, būdas ir tada tą padėsim gyvendinti. Gerai, aš sugalvojau, kad kursiu kažkokią tai gamyklą, man reikia R&D padalinio, susodinti reikia programerius, kurie ten developins kokį nors, nežinau, nu, kokią motininę plokštę reikia suprograminti, kuri ką nors darys, ar ne? Taip. Ir jum, ką, parašau mailą? Sakau, man reikia tokią užduotį, ar tokių žmonių, kurie gebėtų ten... Jo, čia yra vienas iš įprastų kelių, arba parašot mailą, nes per kažkokį tai kanalą atėjot, kad mailas tai būtų, arba užsukot į platformą ir tenais formą užpildėt. Gerai, eikim iš eilės. Aš parašiau mailą su tokia užklausa, kas vyksta toliau? Parašėt mailą, tenais yra informacija, kaip sakyt, tada atrašys mūsų vienas iš key accountų specialistų, kuris sakys, laba diena, susiskambinam, pasikalbam, išsiaiškinsim jūsų poreikį aiškiau, plačiau ir nusibrėšim ribas, kuriuose tas poreikis gali būti įgyvendintas. Tai va čia, kaip minėjau, tos ribos įvairiais formatais ir būna, kartais būtina samdyti, nes tiesiog įmonė turi tokią politiką. Norime nusamdyti žmogų, kuris dabar mums sukurs tą dalyką. Tiesiog taip, vadovybė liepia. Darbo sutartį pasirašyti čia. Taip. Kitais formatais yra kaip tik, sako, mes norime nusamdyti įmonę, tai yra pasirašyti kontraktą su įmonė, kad va sukurtų šitą dalyką ir ties to ir pasibaigtų. Okay. Arba mes norime komandos, kuri prisidėtų prie mūsų komandos ir padėtų daryti dalykus greičiau, geriau arba kažkokią tai atsakomybę. Kaip outsourcas, ne? Jo. Tai va yra, čia 3 turbūt pagrindiniai formatai ir visus jos ir darom. Kas vyksta toliau? Derimės dėl kainos, su jumis derimės, tiesiai jau su tai žmonėm derimės. Kaip tai vyksta? Jo, tai trumpai, mes kadangi turim fairness doktriną, taip viduj, ją komunikuojam ir su tais, kas programuoja ir tais, kam poreikis turi būti gyvendintas, kadangi matom daugybę projektų, ten 100,000 užsakymų ir kaip sakyti, įvairių paskaičiavimų, apimčių, darbų, valandinių įkainių ir taip toliau, tai pagal tą konkretų poreikį kliento mes jiem pasakom, žiūrėkit, kaip sakyt, kad būtų rezultatas kokybiškas, būtų plius minus arba tokie valandiniai įkainiai, arba tokie atlyginimai žmonių, arba toksai biudžetas projekto, kuris aišku jau ten po to yra koreguojamas pagal jų specifiką, bet kad jie nepaslystų ant optimizmo ir nepadarytų kažkokių labai didelių klaidų, nes jeigu taip iš gatvės ateini, kreipiesi į kažką, į 5, sakykime, įmonės. Vieni sako, padarysiu tau už 100,000, kiti sako, padarysiu tau už 500,000, kiti sako, padarysiu už 10. Tai jeigu tu esi pirmą kartą pirkėjas, galvosi, blemba, gal už 10 būtų labai gerai pasidaryti. O mes žinom, kad tai yra neįmanoma. Ir tada, jeigu jau yra kažkas tuo įsitikinęs, tada mes jau prisijungiam ir iš kliento perspektyvos ir kvestionuojam tą tiekėją, kaip tu gali tą problemą išspręsti jam už 10,000. Gal jis gralį kažkokią atrado. Tai va mes klientui pasakom, ko reiktų tikėtis iš rinkos, o tada jau galutiniai skaičiai, kaip sakyt, visas susitarimas vyksta jau tiesiogiai, sutartis visos eina tiesiogiai su tuo, kas programuoja, kas daro darbus, kaip sakyt. Kur yra jūsų uždarbis, nuo ko jūs uždirbat, kaip jūs tą vertinat? Taip, tai uždarbis yra, kaip sakyt, mūsų platforma gyvena iš programavimo įmonių, tai yra vienas segmentas, kurios turi savo programuotojus ir moka mums už tai, kad jiems randame klientus arba sujungiame jau konkrečiai su įmonėm, kurioms jie yra geriausi. Tai va čia yra labai svarbi dalis, mes esam agnostiški, kuris tiekėjas. Ką reiškia agnostiški? Jo, tai mums nesvarbu, kuris tiekėjas taps laimėtoju, tai yra, neturim kažkokios tai, nežinau, priklausomybės kažkuriam, ar atskaitomybės kažkuriam, mes turim tūkstančius jų, dėl to mums svarbu, kuris tiekėjas įgyvendins darbus, nes, kaip sakyti, jeigu neįgyvendins darbų, jie negaus pajamų ir mes po to negausime pajamų už tai, kad jie dalyvauja platformai. Tai dėl to taip natūraliai sudėliojam savo motivaciją, kad mes gaunam pinigus tik tada, kai jau gauna sėkmingai įgyvendindami darbus tiekėjai. Atėjo užsakymas, jūs skelbėt konkursą tarp savo visų turimų programuotojų ir įmonių?
neskelbiam konkurso. Čia vat yra tradicinis, kaip sakyti, senoviškas metodas rinkoje būdavo, kad yra konkursas, yra tenderis, yra, nežinau, 30 aplikuojančių įmonių ir jos bando dažniausiai numušti įkainiais, nes tą pirmiausiai mato klientas ir dažnai atsiranda tada jau tų nenumatytų problemų, kaip minėjau, kad maža kaina, bet neberealistiškai maža kaina. Tai mes turime savo paieškos mechanizmą, paieškos sistemą, kurioje atsiranda tas užsakymas, atsiranda rezultatai tinkamiausių tiekėjų pagal istoriją, pagal visą informaciją. Tada, kaip sakyt, atrenkam 5 geriausias įmonės ir jos jau yra tos, kurios kalbasi su klientu ir finalistai. Tai vat, ne 50, ne 100, o 5. Ir tada, kaip sakyti, iš jų lieka jau tik 3. Ir tada vat, su 3 įmonėm jau klientas jau gali iš tikrųjų įvertinti, ką jos siūs. Įmonė susitarė su klientu, kad įvykdys užsakymą, ten, nežinau, pirminė užklausa buvo ir tegul bus tai 50 000 eurų kažkoks programavimo darbas, ne? Jūs pasimat procentą nuo tų 50 000? Taip. Realiai, kaip sakyt, mes šiaip skaičiuojam 10% komisinį, jeigu tai yra tokio tipo užduotis. Pasirašyto kontrakto kažkokio. Taip. Arba jeigu tai yra darbinimo forma, tai yra man reikia darbuotojo, kaip sakyt, tai įprastai yra apie 10% nuo jų metinio atlyginimo. Vienkartinis mokestis. Taip. Nuo metinio, ne? Taip. Ar jūsų platformą galima naudoti kaip kainos patikrinimą, pavyzdžiui, ne? Aš noriu atlikti kažkokius darbus ir noriu suprasti, kiek tai galėtų kainuoti. Čia jūs erzina tokia užklausa ar ne? Kol kas, jeigu tai yra tik kainos patikrinimas, tai kaip sakyt, tai žiūrime kaip į prospektą ateičiai. Tokių būna, tai yra laikas, jeigu paprasčiausiai kalbant. Dabar, kaip minėjau, atsiranda automatizuotoji dalis platformoje, kur gali patikrinti kainą. Pasakys iš karto, ne? Jo, ir tau nereikės su nieko bendrauti. Tai čia yra programuotojų paieškos įrankis. Turbūt irgi pasikalbėsim apie jį. Tai tau parodys ir programuotojus be vardų, be tam tikros asmeninės informacijos, ir kokie jų atlyginimai arba valandiniai įkainiai. Ir žinos, kaip sakyt, chato formatu kalbėsi. Jau veikia šitas. Taip. Iš tos minimalios patirties, kiek aš turiu versle, tai aš galvoju, kad labai sudėtingas verslas. Tiek skirtingų barų, tiek skirtingų produktų, tiek kintamųjų galimų. Siaubas, aš galvoju, kaip sunku šitą verslą valdyti. Kaip sekas šitą įmonę? Gerai dirbat, pelningai verta? Dirbam stabiliai, atsakymas taip, nuo COVID-o. Tie metai, kurie visam baldų segmentui buvo geri ir mum. O po to sekė, kaip sakyti, apyvartos kritimas, bet ta apyvarta, kurią mes turėjom COVID-iniais metais, buvo paremta tokiom aukštom žaliavų kainom, aukštom logistikos kainom. Turėjom aukštą bazę, aukštą brangiai pirko, bet brangiai ir pardavėm. Tai kaip sakyti, kai nuo daugiau lieka daugiau, ar ne, kai nuo mažiau lieka mažiau. Ir dabar tie paskutiniai metai, iš tikrųjų, tą rezultatą, kurį pasiekėm kaip Joldėje, turėjom teigiamą, bet turim tų savo iššūkių. Ir iš tikrųjų vienas iš iššūkių, ką ir kalba visa apdirbamoji pramonė Lietuvoje, kad darbo užmokesčio augimas, jisai pralenkia našumą. Tai ir mes čia tą pačią problemą gvildenam, ieškom kaip ją spręsti. Ne taip greitai viskas, bet matom kelių, kaip pagerinti rezultatą. Kitas dalykas, kas dar mūsų įtakoja stipriai, konkurencinė aplinka. Nes mes atrodytų čia, Kaune, Lenkijoje gaminam, bet esam globalioj rinkoj. Nes mūsų produkto, didžiųjų galbūt produktų, kuriuos mes gaminam, kaina nulėmė tarptautinę konkurenciją. Konkuruojam šią dieną su Azijos gamintojais, ką ir pasakojau anksčiau, kad žaliavos lengvai įsivežti negali turėti tos pačios žaliavinės bazės, tačiau produkto importui apsaugos priemonės netaikomos. Tai vadinasi, jie perka žaliavą pigiai, atveža pigų gaminį, parduoda su nedideliu muitu, tuo tarpu mūsų žaliava yra brangi, kokį $300 skirtumas, mes produktą pagaminam, tai galbūt ir galim parduoti, bet tada mums nieko nelieka kaip organizacija. Tai turim tokių iššūkių, kur, kaip sakyt, gamyba vyksta, pajėgumai užpildyti, bet uždirbti galim mažiau.
Dėl ką mes padarėm, pradėjom diversifikuoti tiekimo grandinę, pradėjom importuoti žaliavas iš kitų šalių, kad galėtumėm kažkiek tą žaliavinį skirtumą akumuliuoti, bet kol kas, taip dar ieškom savo kelių. Ir ateinančiais laikotarpiais galvojam, kad kas mums labiausiai padės, tai pardavimų plėtra ir eksporto plėtra. Sekančiais metais esam pasiryžę ir jau pradėję daryti veiksmus, kad paimti 3 naujas rinkas. Ir galvojam, kad atėjus papildomam pardavimam ant šitos bazės, ant fiksuoto kašto, mes turėsim žymiai geresnį rezultatą. Kaip galvoji, kur jauni gamybininkai, kurie gamina kažkokius, kad ir tarkim nedėlius kiekius, kur dažniausiai save apgaudinėja, kur linkia apgaudinėti? Kur, žino, kad gal nėra gerai, neužtenka drąsos ir suranda savo pasteisinimą, kodėl nepadaryti to žingsnio, kuris skausmingas, bet jį reikia padaryti. Greičiausiai toj vietoj, kur skaičiai sunku įsivertinti. Savo darbo galbūt nesusiskaičiuoja arba galvoja, kad tai darau dėl asortimento šitą, nes reikia turėti platų asortimentą. Ne visą laiką reikia plataus asortimento. Reikia efektyviai išnaudoti tai, ką turi. Nes aš ir pats šitą, atsikalbinėjimą sunaudojęs, kad asortimento reikia tam, nes kad pataikytume platesnį klientų ratą, kažkam prireiks, kažkur yra vienas produktas yra nepelningas, bet jis padeda duris atsidaryti. Ir galvoju, ar visada šita taisyklė yra teisinga, kiek čia yra savęs apgaudinėjimo? Nemanau, kad teisinga. Aš dabar prisimenu iš tikrųjų, kad vis dėl to mes esam tą padarę Lenkijoje prieš 2 metus, kada atėjo naujasis, ar prieš 2,5, kada buvo atėjęs naujasis vadovas, mes atsisakėm nemažai vietinių gaminių, tai yra tai, ką gamino Lenkijos gamykla smulkiem baldų gamintojams, mes tiesiog pasakėm, kad jeigu nebus tokių minimalių kiekių, sakykime, kad paleisti pamainą, 2 pamainas, nes ką reiškia turėti metalo apdirbimo cechą, tai kad ant preso profiliavimo staklių tu turi uždėti įrankį, vadinasi kažkoks fiksuoto laiko kaštas, kol tu pasiruoši, ar ne? Mes pasakėm, kad santykinai mums reikia tokio kiekio, kad mums atsipirktų pakeitimas. Ir tada, kada nustatėm, iškrito tam tikra gama gaminių iš asortimento, jų tiesiog nepirko, nes neapsimokėjo. Kita vieta buvo tokių, kur slow movingą pasižiūrėjus, tu matai, kad gaminys pagamintas prieš metus, o ar pusantruotų vis dar turi stoką, tai tas išėmimas toks mažas, vertinam ir tą dalyką, kad jų irgi nereikia gaminti į ateitį. Kai turi galvoju tiek daug sričių, dar tada sugalvojot išsiplėsti į Lenkiją, pasidaryti gamyklą, pasidaryti ofisą, Šanchajų turit ofisą, nežinau, kur dar turit. Kol kas tik čia. Tik čia, ne? Teisingi buvo sprendimai išeitų už ribų su ofisais? Taip. Teisingi, ne? Ką tai davė? Ką Šanchajaus ofisas davė? Skaidrumą. Pirmas dalykas, kas atsirado su Šanchajaus ofisu, atsirado skaidrumas veikloj, kas susijęs su kokybės kontrolė ir kokybės valdymu. Ten pagrindinis uždavinys yra kokybės vertinimas. Kokybės vertinimas, tiekėjų auditas, kada yra surandama nauja gamykla, mes norim, kad gamykla būtų tokia, kaip jinai deklaruoja. Jeigu jinai sako, aš gaminu baldų, sakykime, rankenėlės arba sofos kojelės, tai mes norim, kad jie turėtų ir metalo apdirbimą, jie galėtų ir daryti įvairius ten padengimus, ar ne, dažyti, nikeliuoti ir panašiai. Nes ką tai iššaukia, jeigu gamykla sako, aš esu gamintojas, bet tu nuvažiuoji ir nerandi vieno technologinio proceso, pavyzdžiui, padengimo ar ne paviršiaus, ką tai reiškia. Gamino kojelę, rankenėlę, jie veža ją kažkur apdirbti. Transportavimo metu gali ir dažnai atsitinka defektai. Kaip jie ją sudėjo, sumetė į dėžę, gražiai nuvežė, uždengė nuo lietaus, neuždengė. Atsiranda daug tokių vietų, kur tu negali sukontroliuoti arba sukontroliavimas yra labai sudėtingas. Tiekėjų auditas savo ruoštų leidžia išvengti ir tu matai. Turi kliejimą, turi metalo apdirbimą, turi dažymą, turi, sakykime, pleitingą, kad padengti paviršius metalizuotom spalvom. Tada gali supakuoti, vadinasi, viskas vyksta in-house ir žymiai paprasčiau kontroliuoti procesus. Okay. O kaip dėl Lenkijos gamyklos patenkinti įsigijimu? Kas buvo didžiausias iššūkis, kaip perėmėt? Kultūra. Kokią nors pavyzdį tokį ryškiausią? Ryškiausias, matomai būtų pasakyti, kad sunkiai dirba, ne? Tai jeigu mes lietuviai pripratę darbą turim, reikia, tai sėdi, darai po darbo valandų, o ten toks buvo nusiteikimas
life and work balance. O tai atėjo valandos, nesvarbu, kiek aš užduočių turiu rytoj. Poryt šitą pergalėti ir jiem tai galbūt buvo įprasta, bet mums buvo labai nesuprantama ir mes daug laiko pykom, kad taip yra. Bet po to tu kažkaip prisitaikai, tas užduotis porcijom išdalini, kad ateitų tas rezultatas. Gerai, aš turiu keletą žiūrovų klausimų, ką jie atsiuntė, tai noriu irgi pasinaudoti, paklausti. Kai įmonės rezultatai svyruoja, įvairiausių būna priežasčių. Ten, tarkim, ir jeigu rekvizituose pasimato minusas kažkoksai, ten didesnis, mažesnis, darbuotojai tą mato, ne, ir kaip tada reikia komunikuoti su darbuotojais. Nes tie, kas nesusidūrė gal su finansais ar mažiau susidūrė, jie galvoja, gal čia įmonė bankrutuoja. Nors realiai tai yra, gali būti labai toli nuo to, ne, bet balansas gali būti neigiamas. Gali. Kaip iškomunikuoti darbuotojams, kad jie nesiblaškytų, kad jie suprastų ir ar teko daryti tai? Taip komunikuojam ir mums tai yra labai svarbu veikloje iš principo, kad darbuotojai teisingai suprastų, kas vyksta. Nes jeigu nesupranta, tada atsiranda apkalbos, paskalos ar ne ir kažkokios interpretacijos, tai skirtingais laikotarpiais skirtingai esam taikę, bet dabar esam priėję prie ketvirtinio formato, kad iš principo vadovų komanda sukviečia visą kolektyvą ir kalbam, kaip įmoniai sekasi, kaip sekasi kiekvienam skyriui ir kokiom problemom susiduria. Tai pirmas iš principo visą laiką yra mano išėjimas ir aš asmeniškai atsistoju per visą pianelą iki apačios ir pasakau, koks rezultatas ir kas tai įtakoja. Aš manau, kad visi į Oldijui, kas dalyvauja susirinkimuose, žino pagrindinės priežastis, kodėl mes turim tokį rezultatą, kokį turim. Ir kada, sakykime, rezultatas kyla, tai jie mato tą irgi labai objektyviai. Turim tokį čartą, kur brėžiam pardavimus, pelningumą, kokį uždirbam, kaip su planu koreliuojam, tai visi šitie dalykai yra kolektyvai komunikuojami. Supratau, nes aš galvoju, kai žmonės nesusidūrė, jie pamato tą nuostolį ir pradeda galvoti, gal ar čia tikrai gera įmonė, o kokios čia perspektyvos. Sakyčiau, kad su darbuotojais paprasčiau susitart, negu kad susitart su kažkokiais išoriniais partneriais, kurie pamato, kai tavo rezultatais nukrenta, kad įvyko kažkas fundamentalaus. Geriau yra, kai tu visą laiką esi minuse, turi ten kažkokį minusinį rezultatą, tai visiems tada kažkaip ta tavo būsena suprantama, bet kai tavo keli metai yra tam artėjantis prie nulio, tai visiems kažkoks baubas pasidaro, bet įmonės veikla tai yra tvari, turim kaip ir rezervų sukaupę, nepaskirstyto pelno atidėjimus darom, tai finansus valdom tvariai ir neteinam į tokią situaciją, kad jau sakytume viskas skirstomas. Gerai, dar sekantis klausimas iš žiūrovų yra apie darbuotojo motyvaciją. Kaip įvertinat, kaip priiminėjat žmogų į darbą, kad jisai realiai nori dirbti šitą darbą, kad jis čia nori užaukšti įmonėje, o tai nėra jam tarpinė stotelė. Kol suras geresnis, pavyzdžiui, pasiūlymą. Turim savo atrankų procesą. Tradiciškai pirmas interviu yra su personalo žmogum, tada su vadovu. Ir priklausomai nuo pareigybės, ne visom, sakykime, į darbininkų poziciją arba į pradedančių juniorų, tai to nedarom. Kam daugiau galbūt iš pirmo pokalbio, iš patirtinių dalykų, tu bandai išsiaiškinti, kiek žmogus nori daryti, kiek jis yra pasiryžęs, kokie galbūt jo yra trigeriai, kas jam yra svarbu, bet kalbant apie tas jau aukštesnios kompetencijos pareigybės, tai darom dar ir asmenybės testą, kur siekiam įsivertinti, koks yra žmogaus tipas, jisai ten farmeris, hunteris ir panašiai šitus dalykus. Kas yra vienas toksai faktorius, jeigu tu ateini ir tu vertini savo asmenybę, tu turi pasiryžimą turėti, duodam dar pagal atitinkamą sritį mažo namų darbą, pagalvojimą tokį, kaip iš tikrųjų žmogus mąstytų mūsų standartiniai situacijai, kad supras, kaip jis veikia. Ir tada įsivertinę tos dalykus turim galutinį pokalbį su platesniu ratu, HR-as, vadovas, dažniausiai dar aš ir priimam tą darbuotoją arba nepriimam. Jau turėjote dirbę savo asmeninį kažkokį algoritmą, kai vadovus priminėjai, nes vadovų grandį pats atsirinkinėjai tik. Kas geriausiai yra pasiteisinę, kokį klausimą, kokį namų darbą, kokį sprendimą užduoti, ką duodi, kas tau geriausiai parodo kažkokią savybę. Labai šitą, sakyčiau, gerai veikia, kada pa žmogų paklausi, kokie tavo didžiausi pasiekimai.
padeda. Dar padeda tas dalykas, kai paklausiau, o ko tu iš tikrųjų nori. Nu, mes, kaip sakom, dažnai žinom, ko norim, bet po to, kai reikia pasakyti, nežinom, ko norim. Kaip tu galvoji, kiek, kai vadovai nueina tvarkyti kažkokio tai verslo ir kažkiek tai laiko, ne kiekvienas verslas yra taip greitai atnešantis rezultatą, ne? Reikia sėsti, daryti, ypač jeigu auga, jeigu eina investicijos, jeigu plėties, jeigu perki kažką. Tai ar nėra taip, kad vadovas atsiremia į tai, kad nepatiria pergalės džiaugsmo ir nesugeba patirti darbę jokio džiaugsmo? Taip, tipinė lietuvio savybė, aš manau, kad čia genuose pas mus sušifruota yra. Mes kalbam tik tai apie blogus, bet retai apie gerus dalykus. Manau, kad ir savo organizacijų tam tikrą prasme turim šitą sindromą, kada neturim laiko pasidžiaugti, ką padarėm gerai. Ir visą laiką kalbam, kad kažką dar reikia padaryti. Tai pagalvojus, kad tas linijas apakavimo, kur apžiūrėjom kartu, kad prieš 1,5 metų dar ten nebuvo net užmačios, kad turėsim, o dabar per tą trumpą laiko tarpą jau ir prasikonkursavę ir atsivežę ir paleidę gaminius, tai pakankamai, sakyčiau, rimta priežastis pasidžiaugti kolektyvai. Mokini žmonės pasidžiaugti? Mokinuos kartu su jais. Aha, nieko tu nesimokai, tu bus, aš taip galvoju, tie vadovai tai saviplaka užsiima. Kiek metų esi vadovas? Nuo 2011. Labai daug metų jau, ne? Kas pasikeičia tą dieną, kai tampi vadovu? Nes ne visada buvai vadovas. Iš pradžių to nesupranti. Kai esi jaunas, tai yra toks kaip milestonas būti vadovu. Gal man tai buvo, ne visiems taip yra ir dabar aš suprantu, kad ne visiems taip turi būti, ne visiems tą išeina daryti, kai tai geri specialistai, geri mokslininkai būna ir nebūna vadovai ir dar daugiau pasiekia. Bet kas ateina, kada tu esi vienas, tai tu esi vienas už save atsakingas ir tu žinai, matuoji savo laiką, žinai, kada ateisi rezultatą, kada esi su komanda, tu nebesi niekad vienas ir jeigu kai tu vienas, tai sergi už save, žinai, ką tu pats gali, kada esi su komanda, tu už visus turi sirgti. Ir man vienodai svarbu, ar ten kokybė, ar pardavimai, kad visi padarytų rezultatą, nes jeigu jie nepadaro, tai aš nepadarau. Tai ta atsakomybė iš principo. Atsakomybė už žmonės, už jūsų koordinavimą, galų gale už gerą pojūtį, kad toj komandai būtų gera būti. Kas yra svarbiausia kompetencija, už ką vadovas gauna atlyginimą? Daug. Strategija, sakyčiau, teisinga kryptis organizacijos. Toks žodis nelabai gal lietuvių kalboje būtų aprūpinimas, ne? Kad visi turėtų reikalingus išteklių rezultatui pasiekti. Tai vadovai turi rūpėti, nes jeigu tu neduosi įrankių, tai nebūtinai rezultatas bus. Gali būti labai gerų galimybių, bet jeigu nėra įrankių, tai... Kaip tu galvoji, dabar mes žiūrim socialinius tinklus, galų galia ir visokių konferencijų pilnai, Instagram'e matom. Ir iš rinkos yra toks spaudimas, kad reikia dalyvauti versle, arba daryti verslą, arba būti vadovu, bet reikia kažkaip versle dalyvauti. Ar verslas šiandien, tavo nuomonė, nėra per daug sureikšmintas ir išpopuliarintas? Nes viskas sukasi toks vaizdas tik tai apie verslą. Manyčiau, kad tai yra galbūt toks trendas komunikacinis dabar, tas tiesiog iškelta taip ant pjedestalo, bet visą laiką verslo buvo. Galbūt tie vienaragiai ar ne, nauji verslai, naujos tos galimybės ir tos noras parodyti, kad čia visą laiką yra taip, čia visą laiką yra gerai ir kada tu bedarytum, tu būsi sėkmingas, bet niekas nekalba apie tas nesėkmės istorijas, kiek žmonių bandė, kiek nepasisekė ir visą ką. Tai iš principo aš turiu dukrą, jai 13 metų ir jinai įsivaizduoja, kad ta prasme, influenceris, brandai, visa kita, jinai mato tik tai tą žvilgančią pusę to pasaulio. Ir kažkaip mes visi norim į tai žiūrėti, fainų žmonės, į sėkmės istorijas ir visi norim būti tokiais. Tai iš vienos pusės ir gerai, iš kitos pusės tai toks masinė kultūra gaunasi vartojimo ir nežinau, ką reikėtų daryti kitaip. Gal reikėtų atsigręžti į edukaciją jaunų žmonių, skatinti skaityti knygas, lavinti vaizduotę, bet
Nu, mes atėjom į vakarietišką pasaulį, taip yra, ką galim pakeisti. Nežinau, gal padaryti kaip Australai, uždrausti socialinius tinklus iki 16 metų. Ir skatint vaizduotę, skatint komunikaciją, skatint santykių auginimą, o ne... Aš juokiausi, kada pirmą kartą išvažiavau į Kiniją 2011 metais, gal truputėlį vėliau jau, bet jie jau sėdėjo telefonuose ir susirinkę vakarienės prie stalo, niekas nekalbėdavo, nes jie bičiate rašydavo savo žinutės ir juokdavo čia parvažiavęs į ofisą, dar ir senukuose. Ir sakydavau, kaip juokingai atrodo. Ir dabar, kada aš matau, kada mano dukra susitinka su draugais, jie daro lygiai tą patį, jie sėdi savo Snapchat'e ir rašinėja vienas kitam žinutės. Niekas nebekalba, nėra to santykių. Ir nežinau, žmonės vis tiek yra apie santykių, mes neįsime į internetą. Aš kaip, kad matytųsi žygio batai, čia aš, kaip sakyt, galvojau, kadangi ten sėdėsim, tai nesimatys, bet jie turi reikšmę, tai nežinau, gal paliesim kažkurio momentu. Kokią reikšmę turi tavo žygio batai? Nu tai paskutinę savaitę tai buvo 28 km, šiaip turėjo būti 26 metams, kaip sakyt, čia miškais prie Kernavės jau. Mėgstu žygiuoti, jeigu taip trumpai, kaip sakyt, bet čia va paskutinę savaitę tai buvo, iš pradžių galvojau, gal bus 20 km tiesiog prasipūst, nes čia atradau, kad tiek daug minčių, tiek daug visko būna, kad reikia kartais praseiti ir išsivalyti. Tai va, kad nereiktų tūsinti išsivalymui, tai gali eiti ir išsivalyti. Tai va, ten kokie 20 km dažniausiai būna. Tai va čia paskutinę savaitę jau. Dainant nusprendžiau, nu tai 26 metai, tegul bus 26 km. Tai šitie batai visko matė, kaip sakyt, didžiausias tai va buvo maratoniukas nueitas vasarą 42 km pajūriu. Tai va nuo Palangos pradžios iki Šventosios pabaigos ir atgal. Žiauriai fainas žygis, ta prasme, kaip sakyt, kaip sako, ten transformative, kai būna ten Santiago žmonės nueina ten tuos 100 km. Aš tiek nenoriu, kaip sakyt, užtenka ir 40, kem 2. Kiek laiko čia nuėjai? Iš ryto pradėjau, 10 ir 8 gal vakare baigiau. Aš neskubu, kaip sakyt, tai nėra didelio kažkokio tempo, bet, nu, taip normaliai, 5 km plus minus vidurkis gavos. Ir idėjų labai daug gimsta ir kažkaip apsidžiaugi gyvenimu, nes tas ėjimas laiką išplečia iki amžinybės. Ir, kaip sakyt, va ten tuos metus ar ten pusmetį tą gali įvertinti, kas įvyko, kas, kaip sakyt, kaip sekasi, pasidžiaugti tuo, ką turi, nes šiaip, nu, dirbant turi savo vaizdą, ką darai ir, nesižvalgai, kaip sakyt, per daug. Tai va, žygiai yra čia, kaip sakyt, visiems savo programuotojams, visiems darbuotojams, visiems, žinai, su kažko, vat, startuperiams, su kuo ten bendraujam visą laiką, sakau, jeigu matau žmogus toksai jau per daug, jau, kaip sakyt, jau tam tunelį įlindęs, tai ir pasiūlau netgi kartais žygį, prasieikim ir taip, čia, kaip sako, nuo 7 kilometro atsidaro viskas. Čakros atsiveria. Jo, 7 kilometro yra stebuklas. Čia yra iš tikrųjų dopaminas ten įsijungia ir kortezolis išsikrauna. Žiauriai faina. Tai va, tai batai. Supratau. Tai čia reikėtų įdėti reklamą batai. Čia jo, taip. Dar noriu grįžti prie produkto, nes dar jaučiu, kad mes nepabaigėm. Visko mes apkalbėjom, kad vienoje pusėje yra programavimo kompanija su programuotojais, kitoje užsakovai, bet suprantu, kad gimė iš to ir daugiau paslaugų tokių vidinių, nes jūs galite tuos resursus turbūt ir tarpusavėje tarptų įmonių keisti, ne? Kažkam trūksta, kažkam per daug, tai ar gali biškai praplėsti, papasakoti? Taip, tai tipinis turbūt keletas atvejų yra, turim programavimo įmonę, 100 programuotojų, turim kitą įmonę ir taip, sumoji porą tų tūkstančių, viena įmonė tuo metu turi per daug darbų. Ir vietoj to, kad bandytų kažką nusisamdyti, jie kreipiasi į platformą, sako, va, turim klientą, norim kokybiškai jį aptarnaut, reikia papildomų 2 PHP programuotojų, Java, dar kažkokių.
Ir iš kitos įmonės, kuri turi tuo metu per mažai darbų, bet gerus specialistus, prijungiam, jie dirba toj pačioj komandai, jungiasi į Slackus, Dailius visus ir taip toliau, ir jie metus ar du, ar kiek ten tas kontraktas trunka, kartu dirba. Tai čia yra vienas, kaip sakyt, variantas. Aha. Kitas yra, turime klientą potencialų, bet matom, kad jo neaptarnausim. Tai tiesiog tada čia yra mainų programa, jie tą klientą atsiunčia į platformą, mes jį nusiunčiam į tą įmonę, kuri yra jam, kaip sakyti, tinkamiausia, o jie mainais gauna tokį, kurį aptarnautų. Tai čia, kaip sakyti, yra mainų dalis. Tada turim paprasčiausią klientą, kuris sako, man reikia 5 PHP programuotojų 1 metam. Tai kaip sakyti, tas atsiranda 3 įmonės, iš kurių viena išsirenkama, arba kartais ir komplektas, nes turi po kelis programuotojus ir su jom dirba. Ir tada turim atvejį, kur reikia man, nežinau, 5 PHP programuotojų, bet aš noriu juos nusisamdyti. Tai čia yra vėlgi, kaip sakyt, kadangi turime raidą, kaip sakyti, iš įmonių išeina, įmonės ateina programuotojai, turim duomenų bazę labai didelę, žinom, kurie tuo metu yra didžiausios intencijos kažkur migruoti ir tada sakom, yra, kaip sakyti, jums PHP programuotojai, kurios galite ir nusamdyti. Tai čia, kaip sakyti, tas programuotojai tie patys, bet spektras, kaip jie įmonėse atsiranda, yra labai platus. Aha. Jeigu kažkas turi sumažėjusi poreikį darbams arba tiesiog, nes susitraukia verslas ir eina klausimas apie atleidimą žmonių. Čia galit padėti? Jo, čia turbūt prie skausmingųjų temų reiktų sakyti rinkai, net kaip tik prieš mėnesį rašiau ar sakiau, neatsimenu, bet laimingiausias klientas tas šitai paslaugai, apie kurį niekas neišgirsta. Įmonės dažnai nenori nei viešinti, kad jie atleidžia žmonės, nei kad sužinotų apie tai kažkas, nes tai dažniausiai reputacijai tikrai nepadės, kaip minimum, ar gali ir pakenkti. Tai turime offboardingo paslaugą, jinai yra konkrečiai skirta, kai įmanoma, tai perleisti darbuotojus kitoms įmonėms, kartais ne visus įmanoma perleisti, tai jeigu jie yra atleidžiami, tai atleidžiami į žinią, o ne nežinią. Tai ką tai reiškia? Tai yra jau, kaip sakyti, HR specialistų iš mūsų pusės pokalbis su tais programuotojais, tais specialistais, kurie bus atleidžiami, suformuojami, kaip sakyti, lūkesčiai, ką jis galėtų pagal rinkos specifiką tuo metu pasiekti. Ir tada jau mūsų, būtent to visos platformos mastu, iš esmės, kur matome perkrautas įmonės ir kurios galėtų nusamdyti, su jomis yra komunikuojama, žiūrėkit, yra tokia situacija, yra galimybė, nes įprastai tas brangiai kainuotų nusisamdyti naują žmogų, o šičia yra be trinties, tai yra ir žmogus iš karto kažkur gali eiti, ir ta įmonė, iš kurio jisai išeina, kaip sakyti, su juo kiek įmanoma gražiai ir etiškai atsisveikina, kaip sakyti, nes tikrai dūšią įdeda žmonės labai dažnai į darbą ir jeigu pinigų nebėra, tai nebėra. Tai būna. Ir juos turi atleisti, tai yra didelis skausmas, aišku, ir tam darbuotojui, kuris bus atleidžiamas, ir vadovui jo, tai čia CTO, team leadas, dažnai net per ilgai neatleidžia, nes tiesiog fiziškai skauda tą daryti. Skamba kaip daug sudėtingų ir komplikuotų situacijų vienoje vietoje jūsų platformoje, ne? Tai mes esam tas rezginys, jeigu taip paprastai. Taip ir atrodo. Jo. Uždarė 25 metus. Kiek turėjot projektų tokių, paklausimų, sujungimų, apjungimų, offboardinimų, onboardinimų? Jo, tai šimtais skaičiuojam, kaip sakyt, tuos užsakymus, projektus. Tai kiekvieną dieną po keletą projektų klausinat? Kiekvieną dieną po keletą projektų gvildenam. Ne visus, kaip sakyt, užklausinam, bet kiekvieną dieną po keletą projektų gvildenam. Apie dydį, kad suprastumėm, ar ne? Kiek apyvartos turėjot, pavyzdžiui, praėjusiais metais? Pardavimų prasme mes, kaip sakyt, dabar aptarnaujam keli milijonai eurų, yra, kaip sakyt, užsakymų darbų ir panašiai. Mūsų, kaip sakyt, kadangi jau... Dalis yra 10%. Jo, yra 10%, arba kai kurios kitos paslaugos, tai gaunasi keli šimtai tūkstančių eurų. Tai yra konkrečiai mūsų komandos apimtise kol kas šiuo momentu. Ir
didelė dalim mes tai dar skaitome kaip konsultacijai intensyvų verslą. Nu, taip kaip ir matėm iš pokalbio. Taip. Ir vat pastaruosius kelis mėnesius, va dabar vat jau pereidinam iš dalies ir jau artimiausių metų bus ženklė dalimi į produktinę, kaip sakyti, veiklą. Kiek žmonių dirba? Tai turim 10, kaip sakyti, tą core teamą žmonių ir apie 10, kurie, kaip sakyti, kontraktų, outsourcingo ir panašiais formatais prisijungia, tai sumoj priklausomai nuo momento turim tarp 15 ir 20 žmonių. O kiek dirba su tam užklausom, kurie įsigilina, supranta, suveda, apjungia? Tai 5 turbūt reiktų sakyti. Tai kiekvienas turim skirtingas rolės ir tada dar yra mūsų irgi platesnis tinklas, dabar jau ir HR specialistų, kur yra tam tikros specifikos, dėl kurių kreipiamės, tai ten, ne darbo santykiai, bet tam tikros specialybės. Kaip jūs save vadinat, kaip jūs save apibūdinat? Jūs esat programavimo kompanija, jūs esat įdarbinimo kompanija, ar jūs esat skelbimų portalas? Programavimo poreikių įgyvendinimo platforma. Tai turbūt, jeigu taip suspaudus viską. Okay. Kokie didžiausi vardai šiaip yra jūsų klientai? Tai paminėti. Jo, Lietuvoje tai būtų Vintedas, kaip sakyt, buvo labai smagus ir keisas ir kaip su jais dirbom ir kelis metus ir padėjom išsiplėsti naujas šalis su savo programuotojais. Jie tikėtinai yra tie, kuriems reikia pastoviai kažkaip programuoti papildomą resursą, ne? Jie buvo, bet per pastaruosius porą metų perėjo į tai, kad nebe outsourcina. Ir, kaip sakyt, ta dalis nukrito ir dabar vėl atsinaujino, dabar jau samdos klausimai. Bet, čia, kaip sakyt, nauja tema, aš turbūt nelabai daug ir galiu kalbėti apie ją, kol kas bent jau. Tai čia būtų didžiausi lietuviai. Toliau turime korporacijų lietuviškų, tiksliau tarptautinių Lietuvoje, kurių gaila, bet negaliu sakyti vardų, bet jos 10 000 darbuotojų turi ir panašiai, kaip sakyti, jos yra labai didelės. Tai net keliom temom dirbam su jom. Tada turim pasauliniu mastu, tai McDonald's, Expedia, iš esmės, dabar galvoju, tam tikrą su Google kažkuria iš kompanijų, kaip departamentų dirbom, bet ne pasaulinio mastu, bet jo. Tai mūsų tiesioginiai užsakymai yra ir su labai dideliem korporacijom, tarp kitko, ten turėjom ir NATO užsakymą, povandeninių laivų, žodžiu, ten, visokių tai dalykų, bet, gaila, bet didžiosios dalies tų dalykų aš pasako tiesiog negaliu. Aš galvoju, tai jūsų idėja čia galėtų būti savotiškai pavagiama iš jūsų, pritaikant ją kitoje kokioje industrijoje, ne? Jūs pasirinkot programuotojus. Specializuota, aukšto atlyginimo, geras procentas turbūt gaunasi nuo to. Bet čia gali pritaikyti, nežinau, ir aviacijai turbūt, kur ten kokie pilotai, inžinieriai, ir virėjai, ir vairuotojai, ir kas tik nori, kur yra ta didelė migracija ir didelis poreikis tų darbuotojų arba tų resursų pasiskirstimo. Tai čia galvoju, tą idėją turbūt galima bandyti pritaikyti. Kodėl jūs pasirinkot programuotojus? Arba šiandien galėtumėt galbūt jau tą savo know-how taikyti ir kitos industrijos? Atsakymas, kad galėtume ir yra tų industrijų. Žiūrime lengviausias šakas, tai yra konsultacinio tipo per atstumą įgyvendinami dalykai. Kaip po pirmas, tai ten gali būti bet kokio tipo konsultacijos, tai teisinės konsultacijos, dar kažkas, iš esmės, kas vyksta darbas, kuris nėra fizinis ir vietoje. Nes mūsų platformos, kaip sakyt, esmė yra, kad programuotojas gali dirbti iš bet kur. Bet kam. Ir bet kam. Jo. Tai čia yra esmė, kaip sakyt, ir pagal tai viskas yra sukurta. Kitų panaudojimo būdų gali atsirasti, bet tai būtų, turbūt netyčia, taip kaip galima ir. Tai ten kokie statybininkai, kurie važiuotų į, nežinau, Daniją iš Lietuvos. Galėtų tai būti ir tu ten turėsi specialistą Joną, kuris gali, kaip sakyt, pabaigę projektą ar gali važiuoti į Daniją. Bet tai jau būtų ir atskiras marketingas, absoliučiai viskas kitaip. Tai tokių pokalbių mes netgi turėję esam ir tarp kitko netgi ir pardavimų esam turėję savo platformos versijos kitoms industrijoms, tik nedidelė dalis yra. Užsiminėjai, kad investuota į platformą yra 1 000 000 eurų. Iš kur gavo tą 1 000 000? Daugiau jau, čia gerokai daugiau.
Čia per paskutinius metus. Pradžia mūsų buvo jau čia prieš 10+ metų, kaip sakyt, buvom pirmieji Rytų Europoje, kaip minimum Baltijos šalyse crowdfundingą įgyvendinę. Tai tuo metu, kaip sakyt, pagal tai, kokie buvo Lietuvos įstatymai ir ten jų netgi ir trūkumai, kaip pavadinkim, pasidarėm pirmosius kelias. Stabdysiu tave, crowdfundingas yra tada, kai, tarkim, sakai, aš gaminsiu ten kokią nors dviratuką, sumeskit pinigų ir aš, kai tik pagaminsiu, jums pirmiem išsiųsiu dviratuką. Ką jūs savo atveju žadėjot? Čia yra produktinis crowdfundingas, kur tu duodi produktą mainais už pinigus. Taip. Mes davėm akcijas mainais už pinigus. Jūs akcijas davėte? Taip. Okay. Taip. Tai kaip sakyt, jisai buvo jau tas finansinis crowdfundingas. Tai kaip sakyt, pritraukėm apie 50 investuotojų, su jais pritraukėm pirmąjį kapitalą, tai ten buvo tarp 100–200 tūkstančių eurų, su juo susikūrėm pirmąją platformos versiją, 14 metais su 30 įmonių startavom. Lietuvoje tuo metu, ten buvo, neatsimenu, 1500 lygtais programuotojų tose įmonėse ir nuo to, kaip sakyt, palaipsniui viskas išaugo iki dabar jau 1000 įmonių, 100 000 programuotojų ir panašiai. Tai čia buvo pirmosios investicijos, kadangi buvo nemažai laiko, tai tų investuotojų ir kaita buvo, kažką išpirkom, kažką biškai prisidėjom, visko buvo, kaip sakyt, bet tradicinių investuotojų tuo metu nepriėmėm, kaip sakyt, nes paprasčiausiai ypatingai čia 11–14 metais buvo tas dar vis Europoje jaučiamas krizinis laikotarpis. Tas, kas finansuodavo tokiam sąlygom, kad tik desperacijoje priimtum, tai realiai. Tai mes nesijautėm desperacijoje, mes visai neblogai savo tą veiklą vykdėm, po biškį augom ir laukiam, kol busim pakankamai tvirtoj pozicijoje, kad jau priimtume investicijas. Bet taip gavosi, kad po kelių metų atsirado jau europiniai finansavimai, tai čia 17, 18, 19 metai. Ir gavom pirmą savo 1 milijoną eurų iš jau europinio finansavimo ir susikūrėm tai, ką turėjom iki šiol. Tai yra iki 25 metų realiai. Platformos versija, programavimo įmonių paieška ir tų tinkamiausių radimas ir, kaip sakyt, matchmakinimas. Tai čia buvo grubiai jau sumoji ten kokią 1,5 milijono investuota, taip viską sudėjus. Ir praeitais metais pridėjom darbą papildomą 1 milijoną. Dabar kaip tik baiginėjom tuos visus dalykus, tai yra vėlgi europinis finansavimas. 2,5 milijonų. Taip. Ir dabar jau turime savo rezultatą ir programuotojai, ir jų CV, ir ten pokalbiai, ir chatbotai, ir taip toliau. Ir čia startuolius kuriantis žmonės, kurie dabar kitoje pusėje sėdi, jie sukluso, sako, klausyk, jie gavo virš 2 milijonų eurų ir už tai mainais netidavė jokių akcijų. Taip. Super variantas. Pamokink ir mus. Tai mokinam. Atsakymas, tai čia yra nedidelis mūsų veiklos segmentas, bet tikrai mokinam, galima sakyti. Tai šiuo metu konkrečiai yra ten po 100, po 200 tūkstančių eurų finansavimo galimybė gauti iš europinio finansavimo. Tam tikros įmonės tam tinka. Tai jau čia reikia, kaip sakyti, jau detalės, apie kurias reikia kalbėtis, aplikuojam kartu su įmonėm. Ir čia yra pati svarbiausia dalis. Reikia, kaip ir su tradiciniu investuotoju kalbantis, žinoti, kur nepaslysti. Tai europinėse finansavimuose paslydimas vyksta neatsakingam planavime į priekį. Suplanuoji ten metus arba 2 į priekį pagal formulę, kaip bus finansuojama, ir jeigu tai buvo neatsakinga, po to ir dirbsi neatsakingai, nes turėsi, jau privalėsi už tą 1 milijoną ar už tą kažkokią sumą sukurti kažką, ką prisižadėjai, bet gal tau to net nebereikia. Kad jis jo kad veikia, pavyzdžiui. Taip, tai dėl to mes 2 vietose padedam. Pirmiausiai protingai susiplanuoti, o tada protingai įgyvendinti. Nes čia net ir patys su savo kuriamų produktų vienoje vietoje tik užsimerkiam, tik nusisukom, kaip sakyt, palikom savieigai. Ten viena iš funkcijų kurtis, kaip sakyt, programuotojų komandoje ir užsisuko tai į ratuką, kur, kaip sakyt, tai įvardinam kaip R&D procesas. Neefektyviai buvo, kaip sakyt, rezultato, niekaip nepavyksta pasiekti rezultato. Mūsų tikslas 95% tikslumo skaityti CV. Skaityti, rašyti, sukurti, kad būtų be haliucinacijų, be jokių nesąmonių. O ten
poros procentų tikslume sukasi darbai, ten programuoja ir niekaip neišlipi virš 80% tuo momentu buvo. Ten 7,8, 8,1, nu, kaip sakyt. Ir niekaip neišlipa. Tai vat reikėjo įsijungti ir pakeisti procesą mąstymo, kaip tą problemą išspręsti. Ir ten pavyko ir pakankamai greit pamatėm, kad tas vat procesas neveikia. Išsprendėm, dabar turim 95%, vietomis 97%, kur labai tiksliai nuskaitom, labai tiksliai įrašom, nu ir puikus rezultatas gaunasi. Tai vat, darant tą projektą, tu gauni finansavimą, ten sakykim 100-200 tūkstančių, galbūt ir daugiau, labai lengva išleisti labai neteisingai pinigus. Su tais korporaciniais, nu, kaip sakyt, tradiciniais investuotojais gal labiau tave muš iš karto, kad tu ten po savaitės, po mėnesio kažkokio rezultato nepadarė, ne? Šičia tave muš už pusės metų, ar 2. Ir va čia va ir yra vieta, kas mėnesį, kas ketvirtį labai tiksliai pažiūrėti, ką darai, kaip darai, ar tai iš tikrųjų gaunas ir jeigu reikia pakeisti kryptį. Tai va čia va, nu, tokia kolektyvinė šituose projektuose problema ar klaida, kurią daro. Žodžiu, nėra vien tik pliusai, yra ir savo minusų. Jo, nu, kaip sakyt, iššūkių turbūt reiktų sakyti. Kai tai jau žinai ir kai žinai, kaip tai spręs, tai tada, nu, šiaip tai nuostabus finansavimosi šaltinis. Nu, kaip sakyt, tau duoda pinigus, kad tu padarytum kažką. Ir jeigu tu tą daraisi pagal gerą paruoštukę, nu, tai juos efektyviai ir išleidži. Čia, aišku, reikia perspėti žiūrovą, nes dažnai, jeigu galvojat, kad va, sugalvosiu idėją, startuolio, gausiu milijoną, įsigyveninsiu, tai neatsimenu, kas čia sakė, bet dažniausiai turbūt 9% startuolių nuo pradinės idėjos pasikeičia 4-5 kartus iki to, kas realiai veikia. Tai va čia ir bėda, jeigu jūs gavot idėjai, kurią pristatėt, gavot pinigus ir pamatėt, kad jie neveikia, kelio atgal nėra, vis tiek jau turi padaryti. Taip, teisingai. Tai jo, tai čia, jeigu apsiribojant šitais projektais, tai kaip tą sprendžiam, tai yra į priekį numatom, kad bus pokyčiai ir specifikacijas ir produktą tokiam lygyje apibrėžiam, kad jis galėtų keistis. Jisai apibrėžiamas yra taip, kokią problemą sprendžia, iš esmės kokiais metodais sprendžia, bet jau kaip prie to prieini. Kas ten tas galutinis klientas. Kuo apvaliau. Kuo apvaliau. Taip, taip. Ir tada jau šiaip ne taip gal ir išlaviruosi į tą tikrą rezultatą. Bet čia, jo, čia yra menas, iš dalies bent jau. Žiūrėk, toks klausimas. AI paminėjai, ne? Šiaip toks gal lyrinis nukrypimas. Dirbtinis intelektas daro sprendimus remiantis buvusiais duomenim, ar ne? Ir jeigu seniau tie duomenys arba tie atsakymai visada būdavo neteisingi, tai dirbtinis intelektas šiandien nesugalvos teisingo atsakymo. Nu, supaprastinsiu, jeigu visą literatūrą iki šiandien sakė, kad bulves valgyti yra nelabai gerai, nes tai yra angliavandeniai, nuo to sustorės ir taip toliau, tai dirbtinis intelektas, jis pats nesugalvos, kad, nu ne, iš tikrųjų nėra taip blogai ir nepasakys. Tai ką aš noriu pasakyti, kad ir jūsų versle, dirbtinis intelektas, jeigu jisai duomenis gauna blogus, tai jisai gero sprendimo ir nepriims. Taip, ir pats nesugalvos. Taip ir dar pliusų pridėsiu. Taip, problema yra, kai sako, kad valgyt bulvės gerai visą literatūrą, jisai sugalvoja, kad ne. Nors žinai, kad gerai. Tai va čia yra haliucinacijom vadinama. Aš tai vadinu kiaurų samčių. Labai dažnai, ypač tingai dabar, kas yra populiariausia, LLM-ai vadinami, language modeliai tie, GPT, iš esmės Geminajus ir kiti. Ir jisai ne tik, kad turėdamas apie bulvės informaciją, netgi 2 kartus paklausus gali skirtingai atsakyti. Čia yra problema. Atsiprašyti ir pataisyti savo atsakymą. Taip, taip. Bet kartais atsakyti apie morkas. Tai čia iš viso, paklausai apie bulvės, jis pasakoja apie morkas. Tai va čia va dar didesnė problema. Ir mes kodėl vadinam kiaurų samčių, nes ten yra didelė dalis, kokią tu jam informaciją duodi, jis ten labai daug išbarsto procese. Ir visą produktą, visą, kaip sakyti, esmę, ką tu kuri, reikia kurti taip, kad jam nebeliktų galimybių dalykus išbarstyti. Čia pirma užduotis. Ir tada antra užduotis, kai nebegali išbarstyti, kad tą panaudotų teisingai. Tai vat įprastai žmonės galvoja, kad jis neišbarsto. Čia vat pirma klaida, kurią visi daro, kai kuria kažką su dirbtiniu intelektu. Ir jie neprieina gerų atsakymų.
ir nežino kodėl. Esmė yra ten tiek informacijos išbarsti, kad jau jisai po to ir užpildo kažkokiam nesąmonėm. Tai vat susidėlioji produktą, kad jisai procese neprarastų nieko. Tai yra irgi meno dalis šiek tiek, nes ten yra su kiekvienu modeliu skirtingai reikia daryti. Ir tada antra dalis, jau kai turi tą tikrą informaciją, ar jis ją panaudos teisingai. Tai tokio visiškai 100% atsakymo neturim. Nu, tik turbūt tai rinka neturi. Mes, kaip sakoma, 95% tai as good as it goes, kaip sakyt, šiuo metu yra. Po kokių metų gal bus kokie 97, galbūt 98%. Bet ir žmonės klysta. Taip. Tai va čia yra bazinis variantas yra 50, kartais gerai, kartais ne, nu, taip, ta prasme, ir ten pasitikėti jo negali. Ir tada va yra labai toksai darbas su juo, kad jisai kiltų tais procentais tikslumo. Ir iki 100 kažkada, taip, ne šiandien. Gerai, dar apie verslą nemažai pakalbėjom, dar noriu bent kažkiek sužinoti apie įkūrėjus, nes jūs esate 3, ne? Taip, esam 3 įkūrėjai, aš, Dovydas ir Tomas. Tai kaip sakyt, pats pradėjau veiklą internetinę programavimą ir taip toliau 2007 metais ir tada buvau pats freelanceris, tarp kitko, ir stebėjausi tą rinką, kaip neįsivysto ilgalaikiai santykiai tenais tarp įmonių, tarp klientų ir taip toliau. Ir ta kaita tiesiog buvo, nu, tai, ką identifikavau kaip problemą, taip ir gimė platformos idėja į Society. Kad rasti žmonės, kurie būtų atsakingi ir galėtų ilgai ir sudėtingai ir rimtai dirbti prie rimtų dalykų, nepriklausomai kur jie yra. Tai va čia yra esmė ir po to viskas kaip istorija sekė. Tai čia buvo, kaip sakyti, tavo pradžia. Tada Dovydas, kaip sakyti, jis irgi prisijungė iš esmės nuo pat pradžios. Dovydas tavo brolis. Taip, kur, kaip sakyti, pasiskirstėm rolėm, aš atsakingas už produktą, jis vadovauja įmonei už day-to-day visus dalykus, nu ir prisijungia prie strateginių sprendimų, kaip sakyti. Tai nes vienas, nu, kaip jau matėt, turim spektrą ir taip problemų ir klausimų, kuriuos sprendžiam, vienas tikrai nepriepsi visko. Ir tada Tomas prisijungė pakankamai greitai po įkūrimo. Jisai buvo nesenai išėjęs, kaip sakyt, vieną verslą sėkmingai uždaręs, pardavęs grupiai, kaip sakyt, investuotojų, kitą verslą iš dalies sėkmingai, kaip sakyt, išėję, uždarę, kaip sakyt, ir pardavę, bet jau mažesnėm apimtim. Ir ten pagrindinė problema buvo programavimas. Ir jie antiek ten, kaip sakyt, daug problemų patyrė tam programavime, kad aš jam kaip papasakau, ką čia kuriam ir ką čia darom ir kad atsakingai rasim programuotojus, jam iš karto buvo viskas gerai. Kur, kaip sakyt, nu, natūraliai susijungiam, pradėjom dirbti, kaip sakyt, kartu ir tapom trim įkūrėjais ir, kaip sakyt, the rest is history. Tai pritraukėm investuotojus ir kūrėm platformą, kūrėm produktą ir taip toliau. Jei nepaslaptis, pagal kokį įvertį išpirkinėjot paskutinius akcininkus? Sakai, kad išpirkinėjot. Atsakymas, jo. Įdomu, kiek vertina šiandien įmonė. Jo, tai atsakymas, kad šiuo metu vertinam iki 10 milijonų eurų. Nu gerai, tai pabaigai mes turim tokią greitą dar rubriką, vadinasi Blitz klausimynas, tai aš tokių trumpų klausimų ir kiek gali trumpiau atsakyti. Augimas ar stabilumas? Stabilus augimas, turbūt tai ką mes iš tikrųjų darom. Nu, stabilus augimas būtų svajonė, bet jeigu vieną reiktų pasirinkti. Tai rinkomės iki šiol stabilumą. Nu, čia meluočiau, jeigu sakyčiau kitaip. Tai rinkomės stabilumą. Bet dabar siekime augimo. Diskriminantų formulė kokia? Juoka. Koks buvo tavo pats geriausias sprendimas gyvenime? Nestoti teisę. Būčiau ne koks teisininkas. O kur įstojai? Į finansus. Tai nelabai toli. Vis tiek nuobodu. Ne. Ne? Ne. Bet to, kad įdomu, kodėl dirbi šitą darbą? Todėl, kad nebūna pirmadienio sindromų. Kas čia yra? O tai yra tada, kada sekmadienį vakare tu galvoji ir vėl pirmadienis. Tai man taip nebūna. Greitis ar kokybė? Kokybė. Jo, mes vėlgi rinkomės istoriškai visą laiką kokybę. Dabar turbūt eksperimentuojam. Ir vat visi šitie atsakymai turėtų kokie 20% postumį į tą kitą pusę. Kaip reikia priimti sprendimus? Kokia būtų tavo 3 žodžių taisyklė? Greitai, pamatuotai ir su asmeninė atsakomybė. Samdyti draugą, taip ar ne?
Galima. Gal. Taip pasakysiu. Tik tais geriau, kad jis tau nebūtų atskaitingas. Kur reikėtų investuoti 2026 metais, jeigu nori prarasti pinigus? Nežinau, nusipirk turkiškų lyrų. Devalvacija garantuota. Nu, okei, gerai. Gerai. Gal ne tas didžiausias tempas, bet užtikrintas. Geriau griežtas ar empatiškas vadovas? Turi būti abu. Čia taip, kitaip negaliu pasakyti. Su empatišku visi bus laimingi ir niekas nieko nepadarys. Su griežtu nebus laimingų ir bus kaita. Tai vat, turi būti abu. Blogiausia, kai niekas nenori būti griežtu. Kada galima priimti sprendimą iš jausmo? Jeigu esi per procesą praėjęs, ta prasme, buvai tam reikale, dalyvavai kažkokioj situacijoje, galbūt gali iš jausmo, bet ir tą darom retai. Bet tik ne jo lygiai. Ne, dažniausiai pasveriam. Iš principo, aš tai galvoju, kad mano sprendimai iš jausmo yra tokie ir apsiriboja maždaug kažkiek x mano darbo užmokesčių. Aš jaučiu ribas, kada aš galiu tą daryti, kada negaliu. Galvoju, šitą galėsiu dar ir savo algos uždengti, jeigu ką. Panašiai. Klientas visada teisus. Jau praeityje šitas pasakymas. Klientui visada reikia padėti jaustis teisiam. Tu prasme, jis niekada nebūna teisus. Taip. Čia tau. Va šitą ir laukiu. Ok. Daugiau pinigų mokėtum už darbuotojų kantrybę ar už drąsą? Už drąsą. Kodėl? Matai, jeigu neišdrįsi, tai gali nebūti dėl ko kentėti. Nes jeigu, tipinė situacija, jeigu pardavėjas nebus drąsus, nueit pas naują klientą ir pabandyti su juo šnekėtis, gali būti, kad tas klientas bus žiauriai nefainas, niurgzlys, nepatenkintas. Tai su juo kaip ir reikėtų kentėti, bet jeigu tu nepabandėjai, tai tu net ir tos kančios nepajusi. Koks tavo trūkumas tau labiausiai trukdo? Per didelis tikėjimas žmonėm, kai jie kažką sako, kad padarys ir neįrodo tuo darbais. Turbūt taip reiktų sakyti. Tai šičia buvo dalykas, prie kurio dirbau porą metų ir dabar tikėjimo kiekis yra turbūt tinkamam lygmenį. Kol kas dar niekas tavęs taip gerai neapgavo turbūt, ne? Kaip sakyt, visko būna ir tada gal labiau pasimokai, reiktų taip sakyti, bet net reikia išmokti iš to taip. Ir reikia tikėti žmonėm, nes mano natūra tokia. Tikiu žmonėm, bandau, bet tada reikia pastebėti, kai jau tuo naudojas. Va čia buvo pamokos ir mokymas. Kas geriausiai apibūdina vadovą? Tai, ką jis daro, ar tai, ko nedaro? Jeigu iš kolektyvo pusės, tai manau, kad visą laiką bus iš tos pusės, ko nedaro, nes visi mato tai, ko tu nepadarai, arba ko tu nepadarai, kad ir mažas dalykas, tavo visus gerus dalykus dažniausiai uždengia. Tai, ką darai, nebūtinai pastebės, bet ko nepadarai, tikrai prisimins. Tai. Koks yra didžiausias paskutinių metų IT mitas? Kad su AI-zu galima viską, tai negalima beveik nieko. Turbūt ir labai sunkiai galima kažką. Ko labai nori iš 2026 metų? Kad tas planas įsigyvendintų, kurį jau su vadovų komanda turim, nusipiešę, susidėlioję ir veiksmus, ir rodiklius. Tai norėčiau, kad tai mūsų kolektyvui, mūsų šeimai Joldijos įsigyvendintų ir tas rezultatas pagerėtų. Ir iš principo ne tik galbūt reikėtų taip galvoti, kad mums pagerėtų, kad apskritai apdirbamoji tai baldų gamybos segmente situacija gerėtų ir Lietuvoje, ir Europoje, nes šiai dienai tai esam kriziniai aplinkoje. Tai pagerės ten, pagerės ir mums. Jeigu turėtum savo podcastą, kokie būtų 2-3 geidžiamiausi pašnekovai? Tai čia, kaip sakyti, vienas tai tikrai būtų Bernie Sandersas. Gaila, kad jisai turbūt, kaip visada, Kas čia toks? Čia Amerikos vienas iš prezidentų kandidatų buvęs. Okay. Tai gaila, kad jis visada tą patį sako, tai turbūt būtų blogas pašnekovas. Tai dabar būtų Mamdanis, New Yorko meras. Jis labai geras oratorius ir manau, kad labai gerą ateitį turi, kaip sakyti, tenais ir iš jo galima pasimokyti oratorystės. Visai, kaip sakyt, su politika galima sutikti ir ne, čia įvairūs yra dalykai, bet
jis puikiai savo charizmą ir žinias panaudoja, tarp kitko buvęs reperis, kuris iš karto suranda atsakymą. Tai va, žiauriai norėčiau pasikalbėti su juo, nes, tiesiog turbūt įkvėptų, o daugiau kažkas turėtų būti iš verslo. Kas būtų iš verslo? Nežinau, šiaip iš tikrųjų, tai Mikucku norėčiau pasikalbėti, jeigu tai paprastai. Tai yra dar arti Lietuvoje. Labai įdomu, kaip sakyt, aš neturiu tokio tiesioginio kontakto, bet kiek aplinkybės leido pažinti, tai jisai turi tą labai įdomų griežtumo ir gerumo savyje tą balansą. Tai man įdomu būtų iš tos pusės pasikalbėti, nes tai buvo labai sunkus klausimas, kaip kai atsakinėjau. Tai. Okay. Kaip tik rytoj susitinku, tai perdasi. O, va. Okay. Tai ačiū tau už pasidalinimą. Dėkui ir malonu. Tai, ačiū už interviu. Ačiū. Dėkui. Ar žiūrėdami mūsų laidas jūs pagalvojat, o kaip jūs tai galėtumėt pritaikyti savo versle? Arba kokią idėją jūs galėtumėt išsinešti, ne? Aš kartais pasufleruoju ten, kaip ir šitoje laidoje, ar ne, kad jeigu žmonės padarė kažkurioje tai industrijai tokį sprendimą, kodėl jo negalėtumėt jūs, gavę finansavimą, pritaikyti kažkurioje kitoje tai industrijoje. Labai daug svajoti nereikia, sprendimas yra. Gal net mūsų laidos dalyvius galėtumėt pasikviesti konsultantais, arba netgi partneriais, arba netgi tapti jūsų akcininkais ar investuotojais ir pagreitinti visą procesą. Nes galvoju, šiaip tokią pamoką esu gavęs, kad mes turbūt kaip lietuviai, o gal ir plačiau būtų galima apie tai kalbėti, kad žmonės nori būti savininkai savo verslo. Aš vienas paimsiu, padarysiu. Ir dažnai tai būna labai lėtai, nebūtinai sėkmingai ir nebūtinai esat patenkinti rezultatais arba susikurta savo darbo vieta. Taigi supratau, kad kartais tempą reikia padidinti. O padidinti galima taip. Įsileidžiant naujus partnerius, įsileidžiant investuotojus, prisitraukiant kažkokius tai konsultantus, žodžiu, neužsidarant pačiam savo galvoje, o dalinantis idėjom. Ir pažiūrėkit, yra netgi verslo modelis, ne, kai tu sugalvoji idėją, pritraukia investuotojus, prisitraukia partnerius, sekantis, nesustoja ir taip kažkuria tai diena iššauna ir pasiseka. Tai aš galvoju, nebūkit užsidarę savo kambarėlį su savo idėjom, išeikit, pasidalinkit, o jau kaip jūs nuspręsit toliau tą verslą daryti, tai tada ir pagalvosit. O kaip jūs nuspręsit tą verslą vėliau daryti, tai tada ir nuspręsit, kai su visais pasikalbėsit. Tai tam kartui tiek, visus su nauju sezonu, iki kitos laidos.